Labas vakaras, Baltijos televizijos eteryje antradienio karštas vakaras. Lietuva dėl euro turėtų įšaldyti atlyginimų didinimą. Taip vakar pareiškė Pasaulio banko atstovas Baltijos šalyse. Lietuvos banko valdybos pirmininkas praėjusią savaitę sakė, jog euras nėra tikslas, dėl kurio verta žudytis. Tad ši diskusija apie eurą. Reikia Lietuvai euro, dabar reikia, nebūtinai dabar reikia. Apie tai diskutuosim kartu su Ingrida Šimonytė, Lietuvos finansų ministrė. Labas vakaras. Gitanas Nausėda, ekonomistas iš SEB banko prezidento padrėjas. Labas vakaras. Sveiki. Stasys Jakeliūnas, finansų analitikas. Labas vakaras. Sveiki. Tai gal, ministrė, kaip jūs vakar išgirdot tą teiginį Pasaulio banko atstovo Baltijos šalyse, kad dėl euro reikėtų įšaldyti atlyginimų didinimą? Na, aš tiesą sakant negirdėjau jokio konkretaus pasisakymo, todėl man labai sunku komentuoti tai, kas kartais pasirodo galbūt adaptuota mūsų žiniasklaidoje, bet tiesą sakant, manau, kad mintis pasakymo, kuri buvo visiškai kita. Tai mintis buvo susijusi su tuo, kad jeigu, Lietuva kelia savo tikslą kažkada įsivesti eurą ir apskritai, jeigu nori išlaikyti tuos viešųjų finansų pagerėjimo, sakykime, ženklus, kuriuos mes dabar stebime, tai negali sau leisti atsipalaiduoti ir pradėti išlaidauti, nepaisant to, kad ekonomikos augimas galbūt ir skatintų kai ką priimti tokius sprendimus. Tai šiuo požiūriu man ta diskusija, reikia mum ar nereikia euro, šitame etape atrodo tokia gana keista, nes atrodytų tarsi mes turėtumėm pasirinkimą šiandien priimti sprendimą stoti ar nestoti į eurozoną. Tai aš visą laiką vis norėčiau pasiūlyti, nueiti nuo tos vaikiškos tradicijos, sakyti, kad jeigu jie su manim nedraugauja, tai aš su jais ir nenoriu būti. Nes iš tikrųjų tai mes dar daug turime padaryti, kad apskritai galėtumėm aplikuoti į eurozoną. Tai geriau jau turėti galimybę rinktis, negu neturėti galimybės rinktis ir apie tai kalbėti. Gerai, bet vis dėlto, šiandien viešoj polemikoje mes ir interneto komentaruose matome tokį lyg ir supriešinimą. Euras ar gyvenimo gerovė, ar atlyginimų didinimas. Kaip vertinti, Gitana, jūsų požiūrį tas diskusijas? Aš manau, kai klausimai keliami būtent taip, kaip jūs pateikėte, kai vienas iš Pasaulio banko atstovų kalba apie galimą atlyginimų įšaldymą, idant pasiekti eurą, savaime suprantama, kad viešojoje erdvėje ir pradedama kelt būtent klausimas būtent šitokių kampų. Ar neadekvatus šitas klausimas? Jeigu aš teisingai susipažinau su šitą žinutę, o aš iš tiesų tos pačios pirminės informacijos irgi neturėjau, vis dėlto ekonomistas turėjo galvoje būtent atlyginimų įšaldymą infliacijos kontekste. Ne biudžeto deficito, bet infliacijos kontekste. Kadangi spartus atlyginimų didėjimas, pranokstantis darbo našumo kilimą, jo nuomonė gali turėti įtakos gamybos savikainai ir atitinkamai kainų lygiai. Bet Gitanai, žmogui, kaip tik infliacijos kontekste, jam atrodo būtina kelti atlyginimus, nes, kai kainos sparčiai auga ir kuras ir energetika, o atlyginimai atsilieka. Tai čia jūs ir iš karto paminite tą dramatišką pasirinkimą. Viena vertus, infliacija, žinoma, yra pagrindas kelti darbo užmokestį, kad žmogus neprarastų realiai. Kita vertus, infliacija yra Maastrichto konvergencijos kriterijus ir jo būtina laikytis, norintis įstoti į eurozoną. Bet jeigu jau buvo kalbama apie infliaciją, aš beveik garantuotai galiu teikti, kad matyt turėta galvoje ne tik tai viešojo sektoriaus arba valstybinio sektoriaus darbuotojai, kurie sudaro vis dėlto mažesnę dalį mūsų visame ūkyje dirbančių žmonių, bet turėta galvoje visi žmonės arba visi dirbantieji šalies ūkyje. Tai, šitoks pasiūlymas jau aišku atrodo šiek tiek egzotiškai ekonomisto akimis žiūrint. Aš kažkada pats esu apsigynęs disertaciją iš pajamų politikos ir jos naudojimo prieš infliaciją ir prieš kitus neigiamus makroekonominius reiškinius ir aš tame tarpe nagrinėjau ir darbo užmokesčių įšaldymo galimybę arba politiką. Tai kai parodė kitų šalių patirtis, toks instrumentas, jeigu jis taikomas labai plačiai, jisai efektyvus tik arba labai trumpam laikotarpiui, kriziniam kažkokiam laikotarpiui. Ir jeigu, sakykime, yra tam tikros kapitalo arba darbo jėgos judėjimo apribojimai, tai yra žmonės negali laisvai judėti per sieną, pasirinkti kitą šalį ir taip toliau. Mes Lietuvoje tokios situacijos neturime ir panašus pasiūlymai lemtų tik tai labai ženklų gyvenimo lygio pablogėjimą, dar didesnę migraciją ir tikrai veikiausiai neprisidėtų prie to greitesnio. Gerai, bet žmonėms gali susidaryti įspūdį. Štai Seimas dabar diskutavo aršiai dėl minimalios algos, ministrė. Ir vyriausybė jūs turėjot ginčų ir su trišalė taryba.
Ar vis dėlto šitas sprendimas nedidinti minimalios, nedaromas dėl euro įsivedimo ir štai Gitanas sako, įšaldymas atlyginimų nėra perspektyvus ilgalaikę prasme ir tai didina skurdą visuomenėje, socialinės problemas? Tikrai ne. Ir kas yra keisčiausia, tai kad mes iš tikrųjų šiandien diskutuojam tomis pačiomis klišėmis, kuriomis diskutavome 2005 berods metais ar 2006 metų pradžioj, kada paaiškėjo, kad euro įsivesti tą iteraciją mums nepavyks. Tuomet irgi vienas talentingas propagandos specialistas sukūrė tokią teoriją, kuri vadinosi mes neaukosime gerovės dėl euro. Tai teisingai gerovės neaukojame, valstybė leido daug pinigų, sparčiai 6, 7, 8 metais darbo užmokestis augo po 20%, infliacija nuo 2 su trupučiu patapo 14% 2008 metais. Klausimas, ar iš tikrųjų tai buvo tie jau tokie geri laikai. Tai be abejo, sutinku su Gitanu, kad negalima tiesiog laikytis tokios nuostatos, kad niekas nedidina darbo užmokesčio ir kad tai gali tęstis ar turi tęstis ilgai jokių būdų. Ir tą matome ir iš statistikos. Tie sektoriai, kurie gali sau leisti didinti darbo užmokestį ir dabar tą daro. Tačiau nebejotinai yra tokie sektoriai, tame tarpe ir viešasis sektorius, kur darbo užmokesčio išlaidų augimas absoliučia suma reiškia tiesiog didesnį deficitą ir didesnę skolą. Viena vertus, kita vertus, bet kur nepamatuotas darbo užmokesčio augimas 10% ar kažkokiais kitais skaičiais, kurie galbūt atrodytų atraktyviai žmogaus akim žiūrint, iš tikrųjų gali lemti visiškai kitas problemas, apie kurias šiandien nepagalvojame. Gerai, dėl euros. Tas jūs taip pat tą diskusiją sekat, matyt, nuo senovės, nuo pradžių. Jūsų nuomonė, Lietuvai reikia euro, neišvengiamas euro įvedimas, būtinas tai žingsnis, nes štai yra įvairių nuomonių. Kai kurie apžvalgininkai sako, kad Lietuva viena tik liko norint įsivesti eurą iš Europos Sąjungos šalių. Reikia mums to euro ar ne? Iš esmės mes nelabai turim ir pasirinkimo, nes galima sakyti, taip mes esam kažkokiam tai tarpzonėje. Savos valiutos kaip ekonominio instrumento su laisvų valiutos kursu, su pinigų politika mes, galima sakyti, neturime ir nesame eurozonoje. Taip kad esame kažkur prieangyje tarp tų dviejų zonų, tarp savos valiutos zonos, kur pavyzdžiui yra Švedija dalinai arba didžiąja dalim Danija, iš kur ateina nemažai kreditinių išteklių, kurie irgi veikia mūsų finansų politiką ir ekonomiką. Ir esam prisirišę prie euro. Taip kad manau, kad tokia situacija yra pakankamai nestabili ir nepatvari. Tie žmonės ir įmonės ir netgi vyriausybė, kuris skolinasi eurais, jinai net negali svarstyti apie laisvą valiutos kursą, kad jis kažkaip tai pasikeistų ir padidintų potencialiai tą skolos naštą ir neturi pasirinkimo dėl valiutos kurso. Kita vertus, patekti į eurozoną mums reikia atitikti pirmiausia tos kriterijus, kurie žymiai svarbiau reiškia mūsų finansų stabilumą. O tai atspindėtų ir mūsų ekonomikos būklę, ir mokesčių surinkimą, ir visus kitus procesus. Taip kad aš sakyčiau, mums reikia siekti to euro, tačiau ne kaip pagrindinio tikslo, tačiau kaip antraeilio tikslo, kuris galbūt pademonstruotų, kad mes sugebėm valdyti savo finansus ir ekonomiką. Bet žiūrėkit, kiek tai žymiai svarbiau yra negu pats galima euras. Įvardinti, kiek Lietuva pralošė dėl to, kad šiandien turim skolintis eurais ar doleriais keisti pinigus. Švedija dažniausiai atitinka visus Maastrichto kriterijus, tačiau pasirenka neįsivesti to euro, kad būtent išlaikytų tam tikrą laisvę ir galimybę manevruoti esant kad ir tokioms kriziniams situacijoms. Taip, kad reikia siekti galbūt tokių šalių pavyzdžių ir valdyti savo ekonominius ir finansinius procesus. Euras jau ateina kaip savaime prinokęs vaisius. Mes galim jį nuskinti, jeigu norim, galim naudoti kitais instrumentais savo valiutą, jeigu norėtume, tačiau to dėja nebegalime daryti. Gerai, bet iš tikrųjų kaštai ir nauda narystės eurozonoje atskirais etapais tikrai buvo nevienoda. Jeigu 2005 metais, 2006 metais atrodė, kad tai yra vien nauda, ir netgi 2009 metais būčiau drįsus teikti, kad tai yra vien nauda, todėl kad tuo metu, kai Lietuva platino euroobligacijas už berods 9 su trupučiu procentų, Slovakija, kurioje eksportas taip pat labai stipriai nukentėjo dėl pasaulinės finansų krizės ir kur deficitas tikrai nebuvo pats mažiausias Europos Sąjungoje, skolinosi vien dėl narystės eurozonoje už 5%. Tačiau žinoma, tuo metu niekas nemastė, kad reikės už ausų traukti kai kurias eurozono šalis ir kad bus tokių problemų, kokios dabar yra ir Graikijoje, ir Airijoje, ir Portugalijoje, ir dabar jau atsiranda tam tikri kaštai, labai tiesioginiai kaštai buvimo eurozonoje, tai yra būtent dalyvavimo įvairiuose finansiniuose instrumentuose, kurių paskirtis yra dažnai mokėti už kai kurių atskirų valstybių politikų padarytas finansų politikos klaidas. Ir žinoma, tai nenuteikia. Gerai, bet skolinti skolą aptarnaut būtų pigiau Lietuvai, jeigu mes būtume eurozonoje ir kiek pigiau? 2009 metais sakyčiau, kad būtų buvę nebejotinai pigiau bent keletų procentinių punktų negu buvo. Tai čia absoliučiai skaičiais milijonų
Na, žinote, kada tai kaupėsi per 10 ar 5 metus, tai tos sumos yra tikrai įspūdingos. Gerai, bet Gitanai, Estija štai įsivedė eurą ir mes matom ir estų, ir gyventojų tam tikrą nepasitenkinimą dėl kainų. Ir su apvalinimo pasiekmei ten keliom dešimtosiom tos kainos padidėjo. Tai vis dėlto vartotojam lyg ir tas naudos, tokios tiesioginės, buitinės naudos žmonės nemato, pirkdami prekes, paslaugas. Vėlgi turbūt klasikinis atvejas, kai padaromas atpirkimo už eurus. Iš tikrųjų, ta infliacija būtų kilusi, net jeigu to euro ir nebūtų buvę. Suapvalinimo efektas buvo, tačiau tikrai nei iš tolo neprilygo būtent kitiems infliacijos veiksniams. Bet viešojoje opinijoje, viešoje erdvėje štai šitas klausimas yra pateiktas būtent taip. Ir aš nebejoju, kad kažkas panašaus galėtų būti ir Lietuvoje, turint galvoje mūsų, sakykime, kartais labai mistifikuojamus ekonominius klausimus, šitas yra visiškai įmanoma. Bet grįžtant prie euro reikalingumo, pirmiausia, mes trumpai peržvelgim, kokie yra tie Maastrichto kriterijai. Ar iš tikrųjų siekimas laikytis Maastrichto kriterijų yra kažkas tai tokio, reiškia, kas labai kenkia Lietuvos ekonomikai, bet mes per tai pereisime, į dantis įvestumėme eurą. Ten yra reikalavimai, kurie yra visiškai logiški ir kurių turbūt galėtų laikytis valstybės, ir Afrikos valstybės, ir Lotynų Amerikos, ir biudžeto deficito, ir infliacijos reikalavimai. Ir visa tai ekonomikai, bent jau vidutiniu ilguoju laikotarpiu, turėtų būti naudinga. Bet, aišku, gali kartais iškilti štai tokių klausimų labai konkrečioje ekonominėje situacijoje, labai konkrečiais metais. Ypatingai aš tą įsivaizduoju, kalbant apie biudžeto deficitą, kad štai kažkur svyruojame apie 3 procentus, šiek tiek galbūt viršėjame 3 procentus arba esame maždaug 3 procentų ribose. Ar verta mums įgyvendinti vienokį ar kitokį socialinės politikos sprendimą, nes tai gali padidinti viešasias išlaidas ir biudžeto deficitą, ar vis dėlto palūkėkime, įsiveskime eurą ir tada, reiškia, taip sakant, išspręsim tą klausimą šiek tiek vėliau. Bet šiandien mano nuomonė, ir aš čia visiškai solidarizuoju su Lietuvos banko vadovu, visgi ne biudžeto deficitas yra pagrindinė problema ir, man atrodo, didžiausia rizika, dėl kurios mums galimai nepavyks euro įsivesti 2014 metais, tai yra infliacija. Infliacija per didelė negu reikalauja. Grįžtant prie tų pačių estų, estai labai sėkmingai smuko į tam tikrą verslo ciklo stadiją, kai buvo, reiškia, dar pati baigiamoji nuosmukio stadija, infliacija natūraliai buvo nedidelė. Po to jį praktiškai po kelių mėnesių pradėjo staigiai augti, bet sprendimas jau buvo padarytas. Ir infliacija jau buvo gerokai didesnė negu Maastrichto kriterijus, dar net neįsivedus euro, tai yra antrojo 2010 metų pusėje. Dabargi, jeigu Lietuvai nepavyks suvaldyti infliacijos, o tai bus nepaprastai sudėtinga padaryti, turint galvoje gana ribotą arsenalą paveikti infliaciją tiesiogiai, tai mums gali atsitikti taip, kad teks laukti tos kitos verslo ciklo stadijos, panašios kaip Estijoje. Reiškia, kuomet nuosmukio stadijoje, natūraliai sumažėjus infliacijai, mums susidarys tinkama konsteliacija, tinkama situacija įsivesti bendrąją valiutą. Ką Lietuva galėtų padaryti? Tai ką Lietuva Gitanai galėtų padaryti? Jūs sakot, sudėtingos aplinkybės, Lietuva nedaug ką gali padaryti. O ką gali padaryti? Biudžeto deficitą reikia mažinti bet kuriuo atveju, nes tai kainuoja mums pinigus ne tik tiesiogiai, bet ir per skolinimosi kaštus, per mažesnį pasitikėjimą šalies finansais, taip kad čia klausimo nėra. Bet biudžeto deficito mažinimas, ypač kai ribojamos viešosios išlaidos, turi, net šito negalima neigti, ir tam tikros įtakos infliacijai. Galbūt ji nėra labai didelė, bet vis dėlto ji yra, nes valstybė kaip vartotojas ir kaip atlyginimų išmokėtojas yra visgi svarbus ekonominis subjektas, bet kurioje valstybėje. Gerai, deficitą ir išlaidas mažinčia, manot, svarbiausias būtų ėjimas. Tai viena, antra, be abejo, kovot, kiek tai yra įmanoma monopoliniuose sektoriuose, kurie diktuoja kainas ir kurie tas kainas didina paprastai gerokai sparčiau negu vidutinis, reiškia, infliacijos lygis, tai yra energetikos pirmiausia sektorius. Na ir neleisti atsirasti oligopolinėms apraiškoms prekybos sektorėje, kurios taip pat, nebijokim to žodžio, prisidėjo šiek tiek prie didesnės infliacijos Lietuvoje negu kitose valstybės. Aišku, staptelkim trumpai reklamai, išsyk po jos mes sugrįšime į karštą vakarą. Kalbame apie eurą. Reikia Lietuvai euro ar nereikia? Stasys Jakeliūnas, Gitanas Nausėda bei Ingrida Šimonytė mūsų studijoje.